Sveikučiai, sveiki gerbėmieji, šiandien noriu pakalbėti su jumis apie tokią temą kaip disciplina ir kodėl ji neveikia iš principo. Pasižiūrėkite šį video iki galo ir aš manau, jūs atrasite galbūt tai, ko galbūt ilgai ieškojote ir ko niekaip nepavyko jums rasti. Taigi disciplina, kodėl jinai neveikia ir kodėl tai yra daugumoje atvejų tiesiog beviltiškas užsiėmimas, o žinote, kiekvieno mūsų galvoje yra toks dalykas kaip reptilijos smegenys, kurių yra kukli misija dominuoti, valdyti ir mus saugoti, tiesiog, kad mes neužsiimtumėme naujomis veiklomis, kad mes nedarytumėm kažko tai naujo, kad mes tiesiog gulėtumėme ant lovos, taupytumėme energiją ir tiesiog išliktumėme kaip rūšis. Taigi, jeigu mes tik tai žinote, reikia kažką daryti ir turiu aš tai daryti ir kitaip čia nebus, nes tik darydamas aš galiu ten kažką tai padaryti, daeidame iki to, kad praėjo savaitė, 2-3, maksimum mėnesis ir viskas baigėsi, viskas nutrūko ir viskas. Tai čia yra atsakymas vienas, efektyvus ir aš su jumis šiandien pasidalinsiu, kaip iš to užburto rato išeiti. Ir tai persimės tiesiog į bet kurią kitą jūsų veiklą. Tai yra ritualai arba, žinote, kur mūsų fokusas, ten yra mūsų rezultatas. Tai yra, kur mes žiūrime, ten skiriame savo energiją, ten turime rezultatą. Jeigu mūsų fokusas yra į vieną ar kitą veiklą, mes turime žinoti, kodėl mes ją darome, kodėl mums jos reikia, skiriame ten savo energiją, tarkim, valandą per dieną ir jeigu tai darysime, 3, 4, 6, 12 mėnesių, tai gali būti mūsų rezultatas kart 10 ir daugiau. Arba paprastai kalbant, bet kurią discipliną įveikia pastovumas, tai yra pastovus veiksmas, kad pastoviai kažką tai daryti, mes aiškiai turime žinoti, kodėl mums to reikia ir kodėl mes tai darome, nes jeigu to nebus, tai tiesiog laiko klausimas, kada jūs nušoksite ir pradėsite, be abejo, mūsų reptilijos smegenys pradės ieškoti priežasties, kad neveikia kažkas tai, kad be abejo tas žmogus, kuris žiūri kas rytą į veidrodį, čia nėra kaltas, nes yra aplinka kalta, kad yra dar kas, pačioj veikloj pradės jūsų fokusas klaidžioti tiesiog kitos dalykus, į kur jūs energiją pradėsite skirti, tai gali ieškojimas kažkokių priežasčių, kažkokių blogų situacijų, dar kažko ir viskas eina per antrarai. Taigi turėkite omenyje, kur yra mūsų fokusas, ten yra mūsų rezultatas. Jeigu mūsų fokusas yra kas 5 minutės, atsiversti telefoną, pasižiūrėti socialinius tinklus, pasižiūrėti dar kažką, apkalbėti kažką, dar prirašyti kažkokių komentarų kažkur, tai yra kolosalus kiekis energijos. Mes visada dažnai stengiamės pakeisti, ko mes negalime pakeisti ir tada prasideda tas dreifas, kuris mus nuveda nuo mūsų tikslų, jeigu mes jau apie juos pastoviai negalvojame. Tai įsivaizduokite, jeigu jūs kiekvieną dieną, tarkim 12 mėnesių skirsite bent valandą laiko kažkokiai tai veiklai, po 12 mėnesių tai bus kolosalus rezultatas ir didžiulis. Be abejo, kad 12 mėnesių išlaikyti fokusą reikia karts nuo karto pasikoreguoti ir klausti, kodėl aš tai darau ir kodėl man būtent reikia šito. Kodėl man šios veiklos reikia. Ar tie veiksmai, kuriuos aš darau šiandien, nuves į tuos rezultatus, kur aš noriu. Ir patikėkite, atrasite kartais labai daug įdomių dalykų. Mes susiėmėme labai daug kuo, imituojame audringą veiklą, nes tiesiog, psichologija mūsų tai veikia. Ir po to rezultato neturime. Taigi darant kažkokį tai veiksmą, tiesiog pastoviai galvojame, ar tas veiksmas, ar tie veiksmai mus nuves į tą rezultatą, kurį mes norime. Jeigu ne, tai nereiškia, kad mes ten jau labai disciplinuotai tik tuos veiksmus, nes Pareto dėsniogi niekas neatšaukia. 20% mūsų veiksmų duoda mums 80% rezultatą. Mūsų tikslas koks? Atrasti tuos 20%, kurie duoda 80% ir nors šiek tiek juos padidinti. Arba daryti, pavyzdžiui, keletą valandų per dieną kažkokį tai veiksmą, kuris nuves mūsų į tą rezultatą ateityje, kurį mes norime turėti, tiesiog kaip ritualą daryti tam, kad mes tiesiog darydami tai papulsime ten. Ir problema tarsi kaip ant žirgo atsisėsti, tai atsisėsti ant problemos. Tai yra, iš problemos išeiti mes galime arba iš situacijos tik tada, kai mes ją peraugam, tai pradedame padaryti pastovumas, pastovus veiksmai mus gali nuvesti į ten, kur norime. Tai yra tie rezultatai, kurių mes siekiame, mes jau
Mes visada daugumoje atveju gyvename iš ateities į praeitį, tai yra mes jau tampame tuo ir tada tai atsiranda, tik tai laiko klausimas, kada tai atsiras dabar. Tai yra, jeigu mes darome vienus ar kitus veiksmus kiekvieną dieną, bent valandą per dieną pažabojame savo reptilijos smegenis, kurių tikslas yra dominuoti, kontroliuoti ir valdyti ir mus saugoti. Tiesiog gerai, bet aš valandą užsiemu šitais veiksmais, kurie mane veda į tą rezultatą. Kiekviena žinutė, tarkim, socialinėme tinkle arba mūsų veiksmas tą valandą turi mus vesti į tą rezultatą, kurį mes norime. Bet aišku, mes turime tiksliai žinoti, kodėl mes jo norime ir kodėl mes jį judame. Ši technika man pasiteisinus yra ne vieną kartą, rekomenduoju ją išbandyti. Suraskite veiklą, tikslą, norą turėti, turėti verslo rezultatą, turėti nekilnojamą turtą, turėti sportinį rezultatą, turėti dar kažką ir 1 valandą, arba 2 valandas per dieną, kiekvieną dieną tai daryti. Kartais daryti tai techniškai, kartais daryti tai tiesiog kaip, atlikti kaip techninį veiksmą, bet tai daryti pastoviai, tarkime, minimum pusę metų. Ir jūs pamatysite, kad bet koks pastovus veiksmas, kuriam jūs skiriate fokuso, kuriam jūs skiriate energijos, nuves jūs, nepatikėsite, ten greičiau, negu jūs duosite intensyvą, pavyzdžiui, per savaitę laiko arba per 2 save forsuojate kažkur, išsikvietėte, išdegate ir po to sakote, kad niekas neveikia, ieškote priežasčių kažkur kitur. Reziumė. Kur aš esu, kur aš noriu būti, ar tie veiksmai, kuriuos aš darau šiandien, nuveda į tą rezultatą, kurį aš noriu turėti. Jeigu ne, kokie veiksmai nuves į tą rezultatą, kurį aš noriu turėti mane ateityje. Ir darau tai bent pusę metų kiekvieną mielą dieną. Nepatikėsite, rezultatų jūs nustebsite ir tai yra pats greičiausias būdas papulti ten, kur jūs norite papulti arba kur jūs norėjote papulti ilgą laiką. Linkiu jums tame sėkmės. Jeigu jums tai pasiteisins, paspauskite patinka, parašykite komentarą. Man bus malonu, kad tas įdėtas darbas kažkam tai pasitarnavo. Sėkmės jums jūsų visose pradžiose.